Tai sveiki ir šiandien svečiuose Justina Klyvienė, Future Leadership laboratorijos įkūrėja ir vadovė. Justina, aš kaip sakiau pradžioj, kaip prisigyvenai iki inovacijų, ar ne? Nes pati jau kiek metų inovacijose? Gal jau kokie 12 galvoju, 11,5. Kaip? Kokiu būdu, kaip kelias atvedė būtent, kad užsiimi inovacijom? Žinau, kad esi kviestinė ir ISM į tam tikras, kaip kviestinis svečias kalbi, esu susidūręs su pačia labai daug renginių, tiek viešojo sektoriaus, tiek privataus. Tai įdomu, kaip ar ne, nes jeigu neklystų, pradžioj bankinis sektorius buvo. Taip, aš daug, tai ačiū už kvietimą, smagu čia būti pirmiausia. Daug metų dirbau banke ir paskui, žinai, aš tavęs ir klausiau prieš pradedant filmuoti, ar tu nori teisybės ar tokio gražaus atsakymo, tai jeigu nori teisybės, tai iš tikrųjų nutiko taip, kad aš laukiausi savo trinukų. Ir mano tas neštumas buvo labai sudėtingas, o aš prieš tai, kaip tu ir pats, žinai, dirbau banke ir skaitydavau, žinai, kaip vadovė McKinsey, Harvard Business Review ir susidūrus su tokia asmenė labai sudėtinga situacija, kur nežinojau, ką daryti, pradėjau tiesiog googlinti ir skaityti tuos pačius šaltinius, ten McKinsey, Harvard Business Review ir aš tiesiog vesdavau, ką daryti, kai nežinai, ką daryti. Ir tu nepatikėsi, bet iš tiesų pradėjau rasti tokius dalykus kaip dizaino mąstysena, inovacijų valdymas, VUCA aplinka. Galvoju, Dieve, mano nesu girdėjus, kas čia per tie dalykai, žinai. Pradėjau aiškinti, supratau, kad tai yra inovacijų kūrimo metodikos, kad inovacijos tarsi kūriamos tokiom rūke, ta VUCA aplinka tai yra iš karybos ateinantis terminas, kai tu darai dalykus, būdamas rūke ir kaip padaryti. Apie karą ir inovacijas pašnekėsim truputėlį vėliau jau. Taip, tai žodžiu, mano visa ta kelionė prasidėjo nuo labai asmenės patirties ir aš tada pradėjau tuos metodus tikrai taikyti savo toj nėštumo situacijai, pradėjau eksperimentuoti, žiūrėti, kas veikia, kas neveikia, kažkokias hipotezes savo galvoj kelti, testuoti ir susilaukus berniukų kažkur gal 3-4 mėnesį išskridau mokintis tų metodų, nes pamačiau, kad tai yra didžiulė neša, nes vadovaujama darbą daug metų, virš 10 dirbau, bet nebuvau su tuo susipažinusi, tai pagalvojau, kad turbūt verta. Ir kaip apibrėžtumėt, kas yra inovacija? Man inovacija tai yra kažko nauja ir ženkliai patobulinta sukūrimas, tai gali būti produktas, paslauga, verslo modelis, sukūrimas ir įgyvendinimas rinkoje. Nes, žinai, vienas dalykas yra sukurti, bet kitas dalykas yra įgyvendinti ir paleisti ir padaryti, kad tie produktai ar paslaugos būtų prieinami klientams. Tai du labai skirtingi. Kartais dar mėgstu pridėti prie šito apibrėžimo bei augimas kūrėjui. Ne tik kažko nauja, kitokio, ženkliai geriau sukūrimas ir įgyvenimas, bet ir augimas kūrėjui. Kodėl? Nesu sutikus ne vienos kompanijos, ne vieno inovatoriaus, kuris darydamas šitos naujus dalykus pats netobulėja ir neauga. Ir manau, kad yra tame prasmės, nes tu tiesiog apskritai, kas yra inovacija, man, taip žemiškai kalbant, ne? Tai yra gebėjimas dirbti visiško chaoso sąlygomis, kai tu nežinai atsakymų, bet jautimasis komfortiškai ir judėjimas į priekį. Tai man atrodo, kad bet kuris atsidūręs tokioje situacijoje, jeigu išeina į tą kitą pusę, tai jis tikrai išeina paaugęs ir pastiprėjęs. Ir aš daug metų jaučiau, kad man lengva dirbti chaose, aš mėgstu dirbti chaose, man nereikia apibrėžtumo. Turi 3 bernus namuose. Taip. Čia, žinai, kažkokia draugė man sako, jeigu įsigytum šunį, tai Justina nepajaustum, nes pas tave ir taip visą laiką triukšmas. Ir galvoju, tikrai, tai ar inovacijas kurčiau, ar 3 berniukus auginčiau. Jo. Kai šnekam apie inovacijas, visgi yra tas, kaip pati paminėjai, ar ne, yra žmogaus lygmuo, ar ne, asmens lygmuo. Taip. Ir viena iš savybių, kaip sakai, yra tai, kad gebėti dirbti chaoso sąlygomis, ar ne. Ir čia mes vis tiek visą laiką prieinam prie švietimo sistemos, ar ne, nes jauni žmonės auga skirtingose sąlygose. Mes gyvenam vienaip, mūsų vaikai gyvena jau kitaip. Kas turi būti švietimo sistemai, kad mes turėtume žmonių lygmenį, žmonės gebančius dirbti toj chaoso situacijai?
Labai, labai stiprus toks klausimas, nėra turbūt vienareikšmiško atsakymo, bet aš pati, kaip galvoju, šiuo metu gyvenu Barcelonoje ir kaip matau, kaip pasikeitė mano vaikų mąstymas. Ne? Tai reikia mums mokyti vaikus, neturėti vieno teisingo atsakymo, bet ieškoti keletos skirtingų. Tai manau, čia yra esmė. Dieve, o aš kaip tik tai savo, net magistrai, kai ateina, kartais jie visą laiką tikisi, kad tu vaduosi tą teisingą atsakymą, kuris yra, o aš jiems sakau, žiūrėkit, aukštasis mokslas yra apie klausimus, ne apie atsakymus. Taip, tai ką aš ir norėjau pasakyti, mano berniukai yra 5-okai. Vienas dalykas, kas man patinka naujoji mokymo sistemoje, visi dalykai yra integruoti. Jeigu mokausi apie romėnus, tai ir per anglų, ir per matematiką, ir per ten pasaulio pažinimą mokausi apie romėnus. Kitas dalykas, jie kas savaitę gauna iššūkį, kurį turi komandose spręsti. Ir kartais jiems pavyksta, kartais nepavyksta. Labai dažnai net ir tokio amžiaus vaikai organizuoja konferencijas, kur, kaip ispanai gali įsivaizduoti, ir tėvai, ir seneliai, ir dėdės tetos ateina. Kaip mes įsivaizduojame, ar turėtų būti daug chaoso. Ateina į tą konferenciją žiūrėti vaikų pristatymų. Vaikai, mano, pavyzdžiui, tikrai iš pradžių dar nemokėjo katalonų kalbos, tai jie bandė ten mintinai išmokti. Jie man ir sako, kiti, žinok, vaikai taip jaudinasi iš popieriaus skaito, mes bandėm ten kažkaip tai mintinai išmokti ir pasakyti. Bet esmė ta, kad žmonės, vienas dalykas, viešo kalbėjimo mokomi yra nuo 1 klasės, antras dalykas, jie mokomi neturėti vieno atsakymo, rasti, ieškoti, vaikai puikiai Canva įrankiais naudojasi, ChatGPT puikiai naudojasi, žino, kad negali atsakymų pilnai rašyti, nes mokytojai turi įrankius, tikrina tokio amžiaus vaikus, ar nepadarė namų darbų su naujausiam technologijom ir panašiai. Bet esmė ta, kad jie tampa nepaprastai laisvi. Aš galvoju, kad čia yra esmė, kad tu, kai moki klausimus kelti, bet nebūtinai žinai teisingą atsakymą, tu tampi laisvas. Man kažkada labai gerai viena mano dėstytoja sakė, žinai, apie kūrybiškumą. Kas yra kūrybiškumas? Sako, Juste, kai atsitrenki į sieną, susiduri su siena, kad tu, būdamas kūrybiškas, tu supranti, kad nėra vieno praėjimo būdo. Tu gali lipti, tu gali apeiti, tu gali išgriauti ir tu niekada nebūsi užstrigęs. Tai aš matau, kad mokyklose mums reikia to vaikus mokinti. Nes situacija, žinai, kompleksiškumas jis juk iš principo didėja. Ar, pavyzdžiui, ar tu turi visus atsakymus? Neturi. Ir aš neturiu visų atsakymų. Aš kuo daugiau dirbu komunikacijos srity, tuo mažiau atsakymų ten turiu. Lygiai taip pat aš kiekvienais metais galvoju, kad apie inovacijas mažiau žinau negu prieš tai metus. Taip, tai būtent. Tai man atrodo, čia viskas prasideda. Kitas, tai neturėtų atsakymo, ne? Mokėti eksperimentuoti. Ir verslo pasaulyje, turbūt kalbėsim šiandien ir apie verslo, ir verslo, ir mokykloje. Kažkaip tai mes galvojam, kad iš vieno pasirinkimo turi būti vienas geras rezultatas. Ta prasme, tai versle mes bijom padaryti klaidas, mokykloje mes bijom padaryti klaidas, bet realiai inovacijos, kas tai yra? Tai yra eilė, seka eksperimentų, kurie eina vienas po kito, tu įvertini Vienas rezultatus. iš buvusių Procter & Gamble vadovų sakė, kad versle reikia daryti klaidų daug ir greitai. Taip. Nes tik tai tokiu būdu tu greitai mokaisi, kitu atveju tu tiesiog nesimokai. Taip, aš mokiausi pas Procter & Gamble inovacijų dizaino mąstysenos skyriaus vadovą, tai jis ten daug istorijų tu pasakojo, bet tai yra filosofija tokio dydžio įmoniai, nuo, žinai, CEO iki administratorės ar koks ten būtų darbuotojas, kuris atliktų kažkokį kitą funkciją. Tai esmė persismelkia pas mus įmonėse ir mokykloje mes dar vis tikimės, kad yra vienas iš vieno. Taip niekad nebūna. Ja, ir mokyklose dažniausiai būna tas, kad tikrai yra žmogus, kuris žino tą atsakymą ir čia yra blogiausia. Ar ne, kad... Galiu pasidalinti tokį juoką, nežinau kaip čia. Supranti, vienas iki dirbau projekte su mokytojais ir mokiau apie dizainą. Čia Lietuvoje? Lietuvoje. Ir dariau tenai tokį intro mokymą apie inovacijų kūrimą ir visą dieną ten iš viso širdies, žinai, visą savo energiją gerą sudėjau ir pasakau, kad reikia eksperimentuoti, nėra teisingo atsakymo. Ir pasibaigė diena, visi sako, super, taip gerai patiko, žinai, ir išeidinėja ir viena moteris prie manęs prieina ir taip sako, Justina, tai gali pasakyti, koks teisingas atsakymas yra? Ir man rankos nusviro, supranti, aš supratau, kad man nepavyko jų įtikinti. Taip, nes vis tiek turi būti teisingas atsakymas. Jeigu einat nuo žmogaus, ar ne, prie
įmonių. Dabar Lietuvoje, ir nes pati gyveni Ispanijoje, važinėjai vis tiek, skaitėjai paskaitas Suomijoje, daug pasaulio, sakykime, pamačiusi, kaip pačiai atrodo, kur mes stovim kaip verslas su inovacijom Lietuvoje. Geresniai situacijai negu tada, kai aš pradėjau prieš 10 metų. Tikrai daug verslų labai drąsiai į tai žiūri ir jau tikrai eksperimentuoja. Aš jaučiu tokį kokybinį šuolį nuo mokymų prie tokių ilgalaikių programų, prie tokio suvokimo, kad kompetencijas reikia ugdyti sistematiškai, kad turi atsirasti sistemos. Tai tikrai net prieš kelis metus tai buvo dar neegzistuojantis fenomenas, bent jau inovacijų srityje. Tai tas labai stipriai keičiasi ir vis daugiau kompanijų atsiranda. Kas vis dar jaučiasi, aukščiausio lygio vadovai, ne visi vis dar mato inovacijas kaip pagrindinį savo konkurencinį pranašumą, kaip kažkokį tai, tikrai dalykai, kurį verta investuoti. Ir gal trečias dalykas, kuris keičiasi, bet, sakykime, dar trūksta to gal proveržio, patys procesai. Inovacijos dar vis nėra toksai, kaip įmonės procesas. Aš visą laiką sakau, jeigu mes žmonės mokom pardavimų, jeigu mes žmonės mokom komunikacijos, tai inovacijos irgi yra įgūdis. Tai tikrai augam, bet, sakykime, taip lėčiau negu visas kitas pasaulis. Nes kažkaip priminėjai 2011 Helsinki teko sutikti buvusi Nokijos viceprezidento komunikacijai ir jis pasakojo atvejį, kai pasirodė iPhone'ai ir jau jie kitą dieną valdyboje Nokijos jį turėjo ant stalo ir jis sakė, kad visų valdybos narių reakcija, jie juokėsi. Sakė, šitas, kiek, pusę metų ištvers ir viskas, sako, tai jis neatlaikys rinkos. Neatsirado nei vieno kambarį, kuris sakytų, žiūrėkit, galbūt mes kažką pražiopsojom. Ir va čia yra tas, man tai buvo atsakymas, kai aš klausiau, tai buvo atsakymas į tai, kad jeigu valdyboje visi galvoja, kad jo, čia nieko gero ir po to viskas pakrypsta, kad kompanijos praktiškai nelieka kaip tokios, tai rodo, kad pačios kultūros organizacijoje nebuvo. Ir mano klausimas viceprezidentui buvo, sakau, o tai kaip turėti, kaip sukurti tą kultūrą, kurioje atsirastų tų žmonių, tiek valdyboje, tiek kitur, kurie keltų klausimą ir sakytų, žiūrėkit, gal mes kažką pražiopsojom. Tai keletas momentų. Tavo klausimas labiau apie kultūrą, tai aš gal prie jo prieisiu, bet dar noriu tiesiog pastiprinti galbūt tavo klausimą. Kiek šiandien dienai mes turim valdybos narių, kurie juokiasi iš dirbtinio intelekto? Ir sako, kad technologija yra nepasiruošusi, jinai haliucinuoja, neverta dėmesio, čia tuoj tas hypas praeis ir taip toliau. Tai, man atrodo, analogiška situacija yra, ką mes turim. Dabar, ką daryti, kaip turėti tų žmonių, manau, kad mes visi turime tų žmonių. Dėl ko? Dėl to, kad ankstyvieji inovacijų tie adaptuotojai yra 2,5% žmonių visuomeniai. Net nebejoju, ar didelė įmonė, ar maža. Tie, kurie bando viską, kas naujo atsiranda. Būtent. Ir tikrai įmonė, ar didelė, ar maža, jinai turi tą vieną žmogų. Galbūt 2, galbūt 5, nuo dydžio priklauso, kurie sako, žiūrėkit, čia kažkas yra, reikia pabandyti, gal kažką darom. Ir va tada, kaip man dirbant ypatingai su inovacijom, aš tada ir matau tuos žmonės, kurie arba sulaukia palaikymo, arba toksai žmogus yra valdyboje arba aukščiausio lygio vadovas ir jis pats man skambina ir sako, jūs te padėk, kažką reikia daryti, arba vat nuo to prasideda. Be ankstyvųjų inovacijų adaptuotojų, kas yra 2,5%, tai gal iš vis tokie jau čia ekstremalūs, kita dalis yra apie 10-15% darbuotojų. Tai iš principo, jeigu mes pradėtume eiti tuo naujovių keliu, iš pradžių būtų 2,5, paskui gal 12-13% žmonių, jie pajudėtų. Visi kiti niekada nesutiks tų inovacijų su ovacijom. Ne? Ir mes čia tada jau kaip lyderiai ir turim tą pasirinkimą. Ar mes sakom, kad tarkim šitos naujos technologijos, ar šitos, ar kitos naujos technologijos yra mūsų įmonėje pasirinkimas, ar tai yra naujas gyvenimo būdas. Ir čia yra apie lyderystę, supranti, man atrodo. Ir va tada ir žmonės gali pasirinkti, nes aš tai žiūriu, pavyzdžiui, į dirbtinį intelektą. Daro dalykus geriau negu gydytojai, ne? Yra moksliniai straipsniai. Dabar Uberis praeitą savaitę interviu žiūrėjau su jų vadovu,
per kitą podcastą, kur tikiuosi, kad tavo podcastas vieną dieną tokio dydžio bus, žinai, kur sako, mes artėjam ten link 25% efektyvumo, dar kažko. Žodžiu, kurias sritis be paimtum, tai yra apie efektyvumą, apie kažkokį tai pokytį. Tai jeigu mes sakom, kad tas mūsų neįtakoja, tai kas tada mūsų įtakoja? Jeigu mes sakom, kad mes neturim tam laiko ar resursų, tai žinoma. Ir organizacijos, kaip jos dirba su inovacijom ir skirstomos. Yra pirma grupė, kur sako, mums tas nesvarbu, mes turim ką veikti, mes bėdų ir taip pilni. Kiti yra tie, kurie truputėlį žiūri į ateitį, bando analizuoti klientų patirtis, ten pacientų patirtis, jeigu medicinai pradeda mokytis. Tretieji yra trečios, ketvirtos grupės organizacijos, kurios dirba su scenarijais, kur yra aktyvus darbas su ateities įsivaizdavimu, valdybose, aukščiausio lygio vadovybės kabinetuose. Ir kai mes įsivaizduojam tą ateitį, kaip jinai atrodys po 5, po 10 metų, tai ta, žinai, toksai noras veikti šiandien, jis labai padidėja, nes tu supranti, kad kaip vystosi dirbtinis intelektas. Jisai vystosi nebe mėnesiais, savaitę. Aš vakar skaitau naujienas, kad per ateinančias 10 savaičių, kadangi dirbtinio intelekto agentai pradėjo iš savęs mokytis, mes matysim drastiškus pasikeitimus. 10 savaičių, ne 10 mėnesių. Taip. Tai čia koreliuoja su visais pokyčiais, kuriuos irgi norėsiu paliesti, kas vyksta mūšio lauke. Taip. Bet dar prieš tai viešas sektorius, ar ne? Nes verslas, kaip sakant, ten jau kaip lyderiai nusprendė, tokį rezultatą turi, ar ne? Kur rinkoje, kaip jiems seksis, sakykime, po metų, po 2, viešas sektorius. Visiškai kita struktūra, ar ne? Ta, kuri turi išlaikyti stabilumą valstybėje, vykdyti tam tikrus funkcijas. Viešasis sektorius ir inovacijos. Kas čia turėtų būti darytina ir kas yra nedaroma, ar ne? Kur galima daryti, bet nedaroma, jeigu šnekam apie Lietuvą. Aš taip, žinai, tikrai galiu pasakyti, kad visai optimistiškai esu nusiteikus su tuo viešuoju sektoriumi, nes pačiai teko ir praeitais metais tokiam nemažam projekte sudalyvauti, kur sutikau labai daug viešojo sektoriaus lyderių ir aš tai pasakysiu, gal mano toks įsivaizdavimas buvo šiek tiek paneigtas. Aš galvojau, kad lyderiai yra pasyvesni, yra aktyvūs, yra tikrai žvaigždžių, daugelis tų žvaigždžių atėjo iš privataus sektoriaus ir turi labai geros patirties, arba gyvenę ir dirbę užsienyje, valstybiniam sektoriui ir grįžę į Lietuvą. Tai tikrai tam tikros praktikos, kurias jie taiko ten, inovacijų penktadieniai, dalinimaisi, tarpusavio grupės ir taip toliau, tai yra pasaulinio lygio praktikos, kurių galima būtų turbūt ir verslo žmonėm pasimokyti. Kita dalis yra tokių, kur eksperimentuoja, eina. Ir tada trečia dalis, kur ar technologijos, ar inovacijos sako, kad man tai yra visai nauja. Bet aš kuo galbūt džiaugiuosi, kad pas mus viešajam sektoriui iš tikrųjų atsiranda tokių iniciatyvų, kurios skirtos iš esmės lyderystės įgūdžių tobulinimui. Ir tas, man atrodo, labai prisidės prie tos transformacijos, kad vis daugiau žmonių žinos, kas yra inovacijos ir kiti dalykai, kad tai yra procesas, metodai, kaip juos valdyti. Tai yra, sakykime, daroma ta edukacija, kas man atrodo labai labai svarbu. Kitas dalykas, manau, kad pokyčiai vyksta dar ir dėl to, kad reikia dalyvauti įvairiausiuose europiniuose projektuose, kur kitos Europos šalyse ir inovacijų metodai, ir eksperimentavimas, ir testavimai, prototipų kūrimai, visi šie tokie galbūt žargoniniai žodžiai iš inovacijų pasaulio tampa vis labiau pažįstami konsorciumo dalyviams. Tai čia irgi yra gerai. Ko galbūt vis dar galima būtų pasisemti patirties ir tokios išminties prioritizavimo. Tai kas yra iš tikrųjų svarbiausia mano organizacijai. Bet šitoje vietoje mes susidurėm su kitų dalykų. Justina, čia jau yra prioritetai valstybei nustatomi politikų. Taip. O šitoje vietoje tarp politikų kiekvienus 4 metus tu gausi vis kitus ir nelabai aišku, ar labai arti stovinčius inovacijų, ar labai toli stovinčius nuo inovacijų. Čia, žinai, net ne su inovacijom susiję, aš galvoju. Iš principo tas politinis tęstinumas yra didžiulis iššūkis. Aš, pavyzdžiui, gyvenu Katalonijos regione, kuris prieš 20 metų priėmė sprendimą, kad jie nori būti gyvybės mokslų regionas. Prieš 20 metų
tai visi suprantam, daug kartų tos valdžios pasikeitė, nepasikeitė politinė kryptis. Šiandien dienai ir manau per ateinančius 5 metus mes tikrai matysim, kad Katalonija tampa Silicio slėnių gyvybės moksluose. Jie jau dabar daug kur yra 5-tuke pasaulyje, jie siekia ambicingesnių tikslų. Valstybė numačiusi 5 milijardus investuoti per ateinančius 5 metus ir taip toliau. Tai man atrodo, prioritetai yra viena, bet kažkokios kryptis galbūt yra svarbu, kad mes išlaikytume. Kokią mes tą Lietuvą norim matyti, žinai, po 10-15 metų. Pačiai yra tekę matyti 2050 programą? Taip. Ką galvoja apie pačią programą? Ten yra pakankamai vietos būtent tom kryptim, kaip tu sakai, kad mes turėtume išsigryninę tas kryptis, kur mes norim būti? Aš manau, kad jeigu mes kalbam apie švietimą, ne, ir ten vienas iš scenarijų yra apie tai, ne, tai čia ir yra kryptis. Mes pradėjome mūsų pokalbį nuo to, ką reikia daryti, kad tauta taptų drąsesnė, inovatyvesnė ir taip toliau, nes neapibrėžtumas didėja. Mes tuo tarpu mokom tų pačių dalykų, kad tu turi turėti teisingą atsakymą. Ne? Tai jeigu mes pasimtume, pavyzdžiui, edukaciją ir tą, ką tikrai labai sėkmingai Junior Achievementas daro, ne? Kad jie moko verslumo nuo pat pradžių, tai čia yra vietos. Ir yra tokių sričių, kur aš manau, kad mes turbūt ir susitartume, nesvarbu, kokia politinė valdžia ateitų. Kaip mokytojo profesija, kaip prestižinė mes jau turėjom šitą, man atrodo, jau turėjom būti pasiekę pagal tą užsibrėžtą planą, kuris buvo prieš kelis metus, ar ne? Bet stovim, man atrodo, ten, kur stovim. Nieko, kaip sakyti, kartais net tos krypties parodimas, jeigu nėra veiksmų, jeigu nėra finansų, jeigu nėra žmonių suprantančių, kaip tą įgyvendinti, matyt, nevyksta tie dalykai. Tikriausia. Justina, kitas dalykas, kuris man visą laiką labai, kai mes šnekam apie inovacijas, nes labai daug minčių sukėlė, kai teko skaityti Kylančią bangą, buvusio DeepMind įkūrėjo knygą, kur jis labai aiškiai pasakė, kad išlaviruoti tarp reguliavimo ir tarp sakykime, laisvės inovacijai, kai mes šnekam apie dirbtinį intelektą, kai mes šnekam apie sintetinę biologiją ir kvantinę fiziką, yra beprotiškai sudėtinga. Ar ne? Jis savo knygoje giria, kad Europa imasi tam tikro reguliavimo, bet iš kitos pusės, bet ir prieš čia ateinant šnekėjom, kad ką matom, kad ekstremalios situacijos, tokios kaip karai, yra beprotiškai stipriai veikiančios bet kokias inovacijas. Antras pasaulinis prasidėjo dar su kavalerija, kaip su armijos rūšim, ar ne, baigėsi atominiu ginklu. Ukrainiečiai sako, kad dronų softas keičiasi kas porą savaičių. Tiesiog viskas keičiasi, nes ir čia yra tos situacijos, kai yra mirties ir gyvenimo klausimas. Kodėl? Kodėl būtent tose situacijose mes turim didžiausias inovacijas? Kodėl didžiausi technologiniai šuoliai važiuoja tada, kai mes turim karus? Tai mano toksai gal greitas atsakymas, turbūt, kad yra reguliavimai pasikeitę. Tai jeigu mes žiūrėtume į karą Ukrainoje arba, pavyzdžiui, ne karą, bet didelę krizę COVID pandemiją, tai tada tu toj situacijai atlaisvini tam tikrus reguliavimus ir tam tikros inovacijos jos prasiskina kelią greičiau, ne? Tai ar būtų dronai, ar kažkokie medicininiai dalykai, nes tai yra krizė, tau reikia gelbėti žmonių gyvybės ir tada galima ir pusiau kažkokį pabaigtą prototipą pabandyti ir taip toliau. Ir tai akceleruoja bet kokiu atveju inovacijas. Taip pat buvo, kaip tu teisingai ir sakai, ir antro pasaulinio karo metu. Kitas įdomus dalykas, kad tokiais periodais sukūriamos labai daug inovacijų, kurios paskui civiliniam gyvenime tarnauja. Ar ten GPS, ar tas pats pirmas kompiuteris, jie buvo išbandyti karo metais. Tai manau, kad vienas svarbiausių yra
yra reguliavimai. Kitas dalykas, kokia stebima yra tendencija karo laikotarpiu, kad atsiranda tos tokios angliškai tai frugal innovation arba tokios pigios inovacijos, kur tu su tuo, ką turi, kuri. Ne? Tai tarkim, man toks pavyzdys ateina dabar tie tinklai virš gatvių Ukrainoje, kurie yra tiesiog numegzti, nunerti dėl to, kad sulaikytų dronus. Kažkas pasakoja, nežinau, čia turbūt gal tavo žiūrovai galės pasakyti, ar taip yra, ar nėra, kad ten prie balandžių tokius bioptinius kažkokius tai kabelius taisė, kad ten sužymėtų lauką ir panašiai. Afrikoje įvairiausių inovacijų, Azijoje su medicina daug tokių turime, žinai, kur tikrai nėra finansų, yra krizė, tu turi spręsti. Ir tada sprendi, kaip moki paprastais dalykais. Ir čia irgi įdomu yra su tom pigiom inovacijom, kad jos veikia tik tai karo arba krizės laikotarpiu ir paskui pasibaigus nebepersikelia į kažkokias kitas kultūras ar kitas ekonomikas. Tarp kitko šito vietoje, Justina, man 2016 teko būti Facebooko būtent vienam renginį Silicon Valley, kur jie būtent rinko konferenciją apie tai, kaip pasinaudoti Afrikos patirtim, kuriant pigesnį infrastruktūrą interneto plėtrai. Nes, kaip patys sakai, kad ar ne apribojimai, Afrikoje vidutiniškai žmogus interneto paslaugoms gali išleisti $2 per mėnesį. Taip. Klausimas, kaip turėti infrastruktūrą, kuri leistų uždirbti verslui. Taip. Jeigu kiekvienas vartotojas gali mokėti $2 už mėnesį. Ir būtent ten buvo tas bandymas, kodėl suvažiavo didelės europinės kompanijos, dėl to jie suprato, kad jeigu jie pamatys sprendimus, kurie yra daromi Afrikoje ir tai veikia, tai tą pritaikius čia, tai marža yra stipriai didesnė. Taip, verslo didžiulė galimybė atsiranda. Taip, būtent. Taip. Ir kitas dalykas, kas buvo labai įdomiai, ten sužinau, kad Afrikoje, kai kuriuose valstybėse, SMS su bankininkystė, SMS-ais, nes kitaip nebuvo kitos technologijos, nebuvo išmaniųjų telefonų dar tuo metu tose šalyse. Ir viskas vyko būtent, kad visai kitom technologijom. Ar jas galima po to pritaikyti kitose šalyse? Matyt galima, bet tos tradicijos, jos, kaip ir sakai, gyvena, ar ne? Jeigu mes jau tą turim, tai perkelt vieną ar kitą technologiją, kuri galbūt yra pigesnė, vis tiek žmonės sunkiai perima kai kurios dalykus, ar ne? Mes pripratę prie gero gyvenimo. Labai sunku, žinai, kai turi internetą 24/7, staiga turėti ten kažkaip kitaip arba lėtesnį yra nepaprastai nepatogu. Tai tarkim taip pat telefonija, taip pat medicina, tarkim gali veikti kažkuriuose srityse, kažkuriuose šalyse su pigesniais resursais vien todėl, kad yra tokia situacija, tai yra priimtina. Ir pavyzdžiui, mano toks bičiulis keliavo per Aziją, Afriką ir Lotynų Ameriką, ieškojo tų pigių medicininių inovacijų. Ir jisai ką nustatė, ir dabar kaip tik rašys PhD, pavyzdžiui, kad gydytojas iš Indijoje naudoja vienas technologijas ir tai veikia puikiai. Bet daugeliu atveju indų gydytojai pervažiuoja į UK dirbti medikais. Ir jau atskridus į Londoną, jis nenaudoja ir nenori naudoti tų technologijų, kurias turėjo Indijoje ir kurios puikiai veikia. Nes pasikeitė kontekstas, žinoma, pasikeitė ir pačio kliento, paciento lūkesčiai ir tu turi prie to prisitaikyti. Tai apie verslo galimybės aš net nebejoju, nes tai maržingumai skiriasi ir visa kita, bet žmogaus elgsena turbūt labai susijusi yra su kontekstu. Grįžtant prie reguliavimo, ar ne, nes visi sako, ar ne, Amerikoje, jeigu ypač nekam apie dirbtinį intelektą, Amerika žymiai laisvesnė reguliavimui. Kol kas mes Europai net neturim dirbtinio intelekto tokios kaip čia sukurtos platformos, ar ne, ir tų pačių stipriai griežtinam. Tai kaip šnekant apie tą takoskyrą, ar neatsitiks taip, kad Europa dėl griežtų reguliavimo ir neturėjimo tų, sakykime, inovacijų, kas link dirbtinio intelekto, kad mes galim tikrai likti truputėlį už, kaip sakyti, tos pagrindinės srovės einančios į priekį.
Visko gali būti, tai aš galiu pasidalinti irgi tą pačią Katalonijos patirtimą, ne, dėl to, kad Europa yra susiskaldžiusi, daug skirtingų kalbų, kultūrų ir taip toliau. Nepaisant to, kad regionas labai stipriai auga sveikatos inovacijų startuolių prasme, daugelis iš jų yra įkurta kaip headquarteriai Amerikoje. Nors mokslininkai ateina iš Katalonijos, iš regiono. Tai matyt taip, nes turbūt žinai, kaip vis tiek tu, kai verslą kuri, tu žiūri, iš kurios pusės vėjas pučia ir kur tu gali padaryti, kur ne. Aišku, Europa deda labai daug pastangų, finansavimo, kažkokių tai bendrų susitarimų tam, kad išlaikyti tas inovacijas, bet reguliavimas, aš net nesakyčiau, kad ten ar Amerika, ar ne Amerika, pasižiūrėk toj pačioj Kinijoje, kokie ten dalykai, žinai, vyksta, humanoidai ir kitos technologijos, jos auga nepaprastai greitai ir čia klausimas, ar mes norėtume turėti tokias technologijas nereguliuojamas ir neprižiūrėtas savo namuose ar ne. Tai manau, kad kiekvienas galim susimastyti. Turbūt svarbiausia kažkokį tai aukso vidurį, man atrodo, reikia rasti, nes aš taip galvoju, kad vien reguliavimais, mes nepasieksim lyderystės šitose srityse, jau dabar matom, kad atsiliekam ir... Kinija iš tikrųjų yra tokia įdomi šalis ta prasme, kad jie turi tam tikrose srityse labai stiprų reguliavimą, pavyzdžiui, ar ne, tas pats socialinis reitingas žmonių, ar ne, kai tavo elgesys yra, kaip sakyti, iš didžiųjų duomenų sekamas ir matoma ir tu kartais atėjęs, sakykime, ten per daug alkoholio nusipirkęs parduotuviai, kitą dieną gali nenusipirkti bilietų į traukinį ar lėktuvą, nes tiesiog tavo reitingas nukrito iki žemesnio, kuris tau nebeleidžia tų bilietų pirkti. Tai čia yra vienas tikrai labai reguliavimas, kas jau yra peržengęs, sakykime, tą privatumą, kurį europiečiai mes saugom. Iš kitos pusės, kaip sakai, yra humanoidai, kurių tikslas greičiausiai, labai įdomi, man susišaukė su vienu pokalbiu su žmogum, kuris dirbo Kinijoje ir dirba Kinijoje. Ir kai buvo jo paklausta, tai ar Kinija iš tikrųjų eitų ir pradėtų tuos didžiuosius karus kaip valstybė, tai jis buvo labai skeptiškas tuo požiūriu, sako, nes po to, kai Kinija įsivedė vieno vaiko politiką, sako, praktiškai šeimos yra po vieną vaiką. Tai nei viena šeima nenorėtų, kad jų vaikas eitų į karą, jeigu toks nutiktų. Tai vat klausimas yra, ar kinai čia nepeidinėja būtent šitą didelį, kaip sakyti, kliūtį, būsimiems konfliktams, kad mes matysim jau kaip iš Hollywoodo filmų, kai kariaus realiai robotizuotos sistemos, humanoidai, dronai, kitos sistemos. Bet tą mes dabar matom, kad kariauja robotizuotos sistemos, ne? Tai tie klausimas, kas toliau, kokia kita sistema bus, kuri bus įjungta. Praeitą savaitę dalyvau tokioj futuristų labai geroj konferencijai, sužavėjo, ten irgi buvo vienas žmogus, kuris dirba humanoidus kuriančioj kompanijoje ir jisai taip sakė, kad Kinijoje humanoidų yra kuriama 10 tūkstančių, 100 tūkstančių ir manau, kad daug kas iš mūsų matė, gal iki galo nesusimastėm Vokietijos kanclerio vizito metu, kai ten atgal Kulversti darė humanoidas. Tai va tik tai minutiai sustokim, sekundį gal sustokim ir pagalvokim, ką tai reiškia. Ne? Mes matom tą video, kur labai tiksliais judesiais, labai gražiai daro atvirkštinį Kulverstį, daro į priekį dalykus, ne? Robotas, kuris yra kiek kartų už mūsų stipresnis. Ne? Tai jam neskauda, jisai, žinai, neturi kažkokio pervargimo, jisai jeigu žus kažkoks didelis nuostolis nebus. Tai man atrodo visaip gali būti. Aš, žinai, Kinijoje nesu buvusi, bet aš tas technologijas stebiu ir dabar paskutiniais, taip yra, man atrodo, šiuo metu mes turim liktai 5 milijonus humanoidų, iki 5 metų mes ten juos turėsim, ar 100 milijonų. Kažkas tokio yra skaičiai, tai žodžiu, pagal tai, kiek turėsim humanoidų, jie gali pastatyti į New Yorką per 6 mėnesius.
ane? Tai įsivaizduokim, jeigu ateina technologijos, kurios gali statyti namus, rajonus, ką tai reikštų tai pačiai Ukrainai ar kitom karo zonom, ką tai reikštų, na, žinai, tarkim, kosmose, ne kitų planetų apgyvendinimu, jeigu mes turim tą technologiją. Nes aš, žinai, iš tavo klausimo noriu išeiti vis tiek į tą pozityvą, tai kas jeigu ne kare, bet kur kitur mes galim tas technologijas pritaikyti. Tarp kito, skrydžių į Marsą visai tiktų, nes didžiausia kliūtis skrydžių į Marsą yra būtent radiacija. Nes galima turėti technologiją, kuri nuskraidintų žmogų, bet labai sunku turėti technologiją, kuri apsaugotų jį nuo kosmoso radiacijos, nes per tiek laiko, kiek skrendama, jis greičiausiai žmogus tiesiog neatlaikytų. Tai šitoje vietoje humanoidai, matyt, yra tas vienas iš sprendimų, kuris gali būti. Ir beje, Masko lygiai taip pat vienas iš dabartinių. Man atrodo, jo net šita papildoma premija yra pririšta prie kiek bus sukurta humanoidų. Jo, tikrai. Ir va dar grįžtant prie tos pačios Kinijos, ne? Tai žiūrėk, mes dar kitą dalyką turim labai stipriai senėjančią visuomenę, ne? Pietų Korėja 3 kartus nuo išnykimo. Per 3 kartas sumažės 75%, man atrodo, populiacija. Tai ką tai reiškia? Kinija irgi turbūt mato tą, kaip įtakos vieno vaiko politika, žinai, jos ateities konkurencingumą. Jinai yra gaminanti šalis, ne? Jinai matyt dabar save kitaip truputėlį jau nori pozicionuoti, bet iš principo tos darbo jėgos reikės dalykams padaryti. Kodėl kalbam apie tai, kad Kinijoje pradeda veikti juodieji tie sandėliai, gamyklos, ne tai, kad be elektros yra, bet tamsus be šviesos dirba robotai, viską tvarkos ir panašiai. Tai tik tai pagalvokim iš to paties, žinai, efektyvumo, konkurencingumo. Nes robotai tai iš šviesos nelabai reikia. Jo, jiems nebūtinai. Bet šiaip, ką tai reiškia, ne? Vat ką tai reiškia žmonijai. Ir taip minutę pagalvojus, man tai atrodo, kad, čia yra wow, kokiam pasaulyje mes gyvenam. Ir man tik tai keista, kad mes vis dar kažkaip tai atsipalaidavę ties tuo, nenorim pažinti tų naujų technologijų. Nes aš, pavyzdžiui, kaip į tas naujas technologijas žiūriu, apskritai į mokymąsi, kaip aš žiūriu, ne, iš ko susideda mūsų darbas. Tai realiai tu turi kažkokius tai įgūdžius, plus procesą, plus sistemą, iš kurios susidaro organizacija. Ne? Tos 3 dedamosios. Tai dabar, jeigu žiūrėtume į mūsų kompetencijas, tai ar šiandienos kompetencijos mums padės už 5-10 metų, kur sako... Net nežinau, kokios profesijos bus. Būtent. Bet jeigu mes dabar, būdami šitam taške, kur sakom, kad dirbtinis intelektas tobulėja savaitėmis, ne mėnesiais, nežinom, kas tai yra, nesam bandę. Aš prieš ateidama pas tave pasižiūrėjau su to pačiu ChatGPT, pasiklausiu, kiek yra pasaulyje, žinai, mokančių vartotojų per visus dirbtinio intelekto įrankius. 0,6%. Tai reiškia žmonės, kurie susimoka už vieną ar kitą. Bet mes su tavim greičiausia burbulė gyvenam, nes mūsų visi draugai moka. Bet mes esam 0,6 pasaulio. Tai žiūrėk, skillsai, mes jų neturim arba neugdom savo organizacijose. Ir man atrodo, čia žiūrint taip, žinai, iš darbuotojo perspektyvos, jeigu su manim vadovai apie tai nekalba, tai man reikia susimastyti, ką aš čia veikiu, žinai. Tada procesai. Dažnai aš girdžiu organizacijos, man sako, dirbtinis intelektas blogai, humanoidai blogai, dar kažkas tai blogai. Mūsų procesai yra seni. Mes juos turim nevilkti tas technologijas, bet iš principo peržiūrėti, kaip mes veikiam, nes kita realybė. Ir iš to susidaro kažkokios naujos sistemos, ne? Tai mes neturėtume net kalbėti, ar ten mus pakeis ar nepakeis. Mes turim galvoti, kaip mes tą naują įrankį išnaudosim savo konkurencingumui, savo kažkokiom inovacijom, savo įmonės proveržiui ir vertės kūrimui. Nes žiūrėk, niekas šiandien dienai, gal kažkas ir atvažiavo, bet mes su tavim šiandien į darbą neatvažiavom arklio vežimu, ne? Mes nedirbam žemės ūkį, kur prieš 100 metų. Jaučiu būtų sunku išsinuomoti Vilniuje. Bet, žinai, ką noriu pasakyti, kad mes iš pradžių labai priešinamės tom technologijom, nesusimastydami, kad anksčiau mes turėjom laiko prie jų prisitaikyti. Mes turėjom 10 metus laiko prie to prisitaikyti. Mes dabar kalbam apie savaitės. Žiūrėk, Justina, o tai gerai, humanoidai, darbo jėga. Kas nutinka su žmonėms, su jų pajamom?
Aš galvoju, kad atsiras kažkokie nauji darbai. Pavyzdžiui, šiandien savo, žinai, aš galvoju, tai gerai, kaip aš adaptavausi, nu, vat, ir tu gal galėsi pasidalinti, kaip aš adaptavausi, ar mane pakeitė, mane įgalino, aš padarau daugiau per trumpesnį laiką sudėtingesnių dalykų. Aš tikrai labai sparčiai mokausi ten dirbtinio intelekto agentų visas, žinai, sistemas ir pradedu jas naudoti. Nežinau, prieš pusę metų aš nežinau, kas tai yra. Nu gerai, gal prieš metus aš nežinau, kas yra. Ne? Vadinasi, kad aš keičiu savo įgūdžius ir daugiau uždirbu, mažiau dirbu. Tai man atrodo taip. Kitas klausimas. Bet pati esi tokioj srity, kur yra, nu, vis tiek, tai yra, kaip sakyti, intelektinio darbo sritis, bet jeigu šnekam apie tuos fizinius darbus, ar ne, tai jų matyti vis tiek. Šiandien kaip tik žinok, tam humanoidai yra kuriami, kad fizinį darbą darytų jie. Nu, vat, pavyzdžiui, dažnai diskutuojam su medicinos srities atstovai, žinai, tai ar dirbtinis intelektas pakeis, pavyzdžiui, slaugytoją, ar labiau pakeis gydytoją. Tai ir jeigu reikėtų pasirinkti, aš sakyčiau, labiau gydytoją pakeis negu slaugytoją. Dėl ko? Slaugytoja yra fizinis darbas. Tu turi tą kateterį įdėti, tu turi tą žmogų kažkaip apversti. Gali humanoidas galbūt apversti, bet ar tai įvyks greičiau, negu dirbtinis intelektas sugebės ženkliai geriau padaryti gydytojo darbą? Tikrai ne. Tai va čia ir yra toksai. Jeigu reikia ten kažką tai žemės ūkyje, matyt taip, mes ir šiandien dienai pasižiūrėjome, kokias technologijas turim. Didesnis dalis jau net ir traktorių yra automatiškai valdomi. Taip, bet aš, pavyzdžiui, matau dar tokią galimybę. Nu, įsivaizduok, žinai, ateina pas tave į namus elektrikas. Jisai pirmą kartą mato tą tavo robotą, kurį tu namuose turi, bet jam dirbtinio intelekto sistema ar programa pasako, kas tai yra, ką su juo daryti. Tai ar jį pakeis, ar jį įgalins? Gal atvažiuos kitas humanoidas, kuris taisys tą humanoidą. Bet čia truputėlį vėliau. Jis atvažiuos pas tave, tikrai. Galim lažintis, klausimas, ar sulauksim. Bet šiandien dienai aš manau, kad tas pats elektrikas, turėdamas tas sistemas, jisai tampa geresniu specialistu, negu kad jį pakeičia tą technologiją. Žodžiu, nematai to tokio, kaip vadinamo, juodo scenarijaus, kad čia bus problema su pajamom, kad žmonės nebeturės darbo, nes verslasgi galvoja apie save, pakeis viską humanoidais ir tada kils didžiulį, kaip buvo 19 amžius sukilimai prieš fabrikus, tai ar... Aš matau tą scenarijų, jeigu žmogus nepradės pats mokintis. Verslas, vadovas nėra atsakingas už tavo kompetencijos didinimą. Taip. Tiek sveikatą mes patys turim rūpintis, tiek savo kompetencijom turi patys rūpintis. Tai jeigu aš kaip žmogus užsidarau ir sakau, kad čia man neįdomu, man to nereikia, man to neprireiks, o kiti kolegos tą patį darydami labai mokosi, aš čia matau problemą. Jo, ir aš kai girdžiu patį, man to nereikės, kam čia to mokytis, aš taip net matau kai kuriuos, sakykime, paauglius, grįžtančius iš mokyklos, sako, aš nesuprantu, kodėl aš tą mokausi, kodėl man to reikia, kam. Tai čia yra tas dalykas, ar ne? Ar mes turim mokyklą, kurie augina žmonės norinčius mokytis, ar mes turim mokyklą, kurie yra kaip vieta, kur taip, tu turi mokytis, bet klausimas pačiam kyla, o kodėl aš tą mokausi, ar ne? Taip, tikrai. Mano vaikai, aš sakau, žiūrėkit, galit žaidimus žaisti, jeigu patys susikursit. Galvojau, nieko nežais. Po kelių valandų ateina, mama, kaip čia tą Roblox'ą žaidimą papublikuoti, aš sukūriau jį. Va čia man yra ta nauja karta, žinai. Ir aš tikrai tikiu, kad daug yra tokio jaunimo, kurie geba kurti dalykus, kur aš turbūt ir savaitę mokindamasi nesugalvočiau, žinai. Ir aš iš savo vaikų matau, kad jie ima žalią tokią mėsą, ką turi, žinai, ir daro. Ten PS5, jeigu žaidžia, tai keičia. Ar tą moko mokykloj, gal iš dalies, nes tikrai dabar jie mokosi sistemoje, kuri verčia labai taip eksperimentuoti ir ieškoti atsakymų. Ir čia turbūt mums visiems reikėtų susimastyti ir tėvams, ne? Ko mes tikimės iš mokymosi įstaigos ir jeigu jinai to neduoda, kiek mes patys turime investuoti į tą žingeidumą, kad mes kurtume tautą, kuri nebūtų vartotojai, bet labiau pereitų į kūrėjus, ne? Nes mes ateityje vis dėlto matome... Labai įdomi mintis, nesu girdėjęs,
kad vartotojų, nes mano galva, kad mes visos visuomenės, vakarų visuomenės turi tą bėdą vartotojiškumą, kur kaip tapęs pagrindu, jis nebemotyvuoja niekuom, ar ne? Taip, dėl to amerikiečiai mes su tavim ir kalbėjom, kad jie greitesni, drąsesni, ten gal yra į kitą pusę lazda ta perversta. Bet tu pagalvok, jeigu mes vartojam, ne, vartojimas dabar visur keičiasi, ne, ir tų vartotojų reikės mažiausiai, reikės žmonių laisvų, gebančių neapibrėžtume dirbti, gebančių greitai mokintis. Ir dalis ir tavo klausytojų sakys, kad aš nesu toksai. Bet aš manau, kad mes kiekvieną dieną kažko naujo mokomės. Čia taip, žinai, gal tiesiog mūsų ta sistema išmokė, kad vadovas pasirūpina mumis, ten darbas šiltas, geras. Bet iš principo pasižiūrėkim per paskutinius 10 mečius, kiek mes daug perėjom į tą freelancerių kartą. Kur kiekvienas savo esam vadovas, kur kiekvienas savo tą, žinai, duoną susikūrėm kiekvieną dieną. Ir žmonės jaučiasi gerai, jie sugebėjo persiorientuoti. Pasižiūrėk, kiek jaunų verslininkų, kiek jaunų žmonių startuoja su įvairiais verslais ir panašiai. Man atrodo, kad mes tikrai tą gebėjimą turim, bet visą laiką man klausimas yra, kieno rankose atsakomybė. Ar aš sėdžiu vairuotojo kėdėj, ar aš sėdžiu keleivio. Tai man atrodo, dabar pagrindinis momentas yra, kur tikrai reikėtų apsispręsti ir kas norit ir gali sėstis į tą vairuotojo kėdę, žinai. Justina, ačiū už pačios laiką. Turint omeny, kad, kaip minėjai, kad dirbtinis intelektas keičiasi kas 2 savaitės, tai jeigu susitiksim po metų bus 54 savaitės, tai bus pasikeitęs 20 su viršum kartų. Tai bus įdomu pasižiūrėti, ką mes po metų galėtume pašnekėti, kur mes stovim ir kiek tų dalykų, apie ką šnekėjom, gal jau bus išsipildę, gal bus kažkas tokio, ko visiškai negalėjom numatyti. Tai ačiū pačiai už laiką. Ačiū tau už kvietimą. Ir mūsų žiūrovams ir klausytojams linkim gero pasiklausimo. Dėkui.